Jei atvirai pasakius, aš nesiruošiu. Leiskite man kalbėti iš širdies. Aš tik papasakosiu tai, kas man padėjo gyvenime. Ir galbūt kai kurie iš šių dalykų gali būti ir jums naudingi. Prisiminimai apie sunkius laikus man visada padeda. Esu tikras, kad kiekvienas iš jūsų turi savo motivaciją, bet leiskite man pasakyti, kas mane motyvuoja. Kiekvieną kartą, kai pasirodo mano naujas filmas arba prieš rungtynes, kai aš vis dar užsiminėdavau rungtynėmis, prieš bet kokį svarbų įvykį savo gyvenime, aš skirdavau laiko savo priminti, kad mano šeima buvo išvaryta iš namų, kai man buvo 14 metų. Mums buvo uždrausta gyventi Havajuose ir likome be stogo virš galvos. Tada buvo daug bėdų persikėlusi Nešvilį, kai man sukako 16 metų. Iki to laiko buvau kelis kartus suimtas. Kiekvieną kartą primenu savo tos laikus ir tai leidžia suprasti, kiek daug aš pasiekiau. Tai verčia mane jaustis dėkingu už tai, kas mane supa šiuo metu. Apie tai svajojimo vaikystės. Taip pat maniau, kad man pavyks amerikietiškame futbole. Žaidžiau Miami universitete kartu su Warrenu Sappu. O kai jį perkelia pas mane į gynybą, prisimenu, kaip jis žiūrėjo mane ir pasakė: žmogau, atrodo, aš užimsiu tavo vietą. Ir aš atsakiau: po velnių, tu tai padarysi. Mes sunkiai kovojame ir galiausiai jis užėmė mano vietą. Įsivaizduokite, koks buvo smūgis man. Juk tada maniau, kad tai vienintelė galimybė pasiekti sėkmę. Ta akimirka sugriuvo visas mano pasaulis. Tai mane sužlugdė. Visas mano svajonės sutraiškė į šipulius. Kiti metai buvo apgailėtini, produktyvumas buvo lygus nuliui. Jokios nacionalinės lygos, jokių kvietimų. Aš žaidžiau St. Peterse, uždirbdamas $250 Kanados per savaitę. O tos centus siunčiau namo savo žmonai. Tada aš neturėjau pinigų. Aš nuolat savo tai primenu. Ir tuomet mane išmetė iš komandos. Turėjau paprašyti tėčio, kad 4 valandą ryto mane paimtų su savo senu pikapu. Tampoje gyvename mažame apleistame bute. Jis važiavo iki pat Miamio savo senu pikapu. Kad paimtų mane, tai buvau išmestas iš komandos. Niekada nepamiršiu akimirkos, kai važiuodamas 4 valandą ryto galvoju: po velnių, išėjau iš tėvų namų užkariauti pasaulio, siekti savo svajonių. O kas dabar? Štai aš visiškai sužlugdytas. Visi mano planai nuėjo per nieką. Bet tai neturėjo atsitikti būtent taip. Tai neturėjo būti mano ateitis. Turėjau žaisti nacionalinėje lygoje, uždirbti daug pinigų, pirkti daug dalykų tėvams, savo, rūpinti savo žmoną, bet tai neįvyko. Prisimenu, kai išsiėmiau piniginę pažiūrėti, kiek pinigų turiu, atidarau ir randu $5 su centais. Tai tiesa, iš viso buvo nedaugiau kaip $7. Ta akimirką pagalvojau, kaip aš taip nusiritau. Kišenėje turiu tik $7. Kur aš turėčiau eiti? Aš negaliu grįžti į komandos lygą. Žinote, ateina tas momentas, kai išgirsti šį balsą, kuris sako: man jau gana. Ir aš tai išgirdau, kelio atgal nebuvo. Kiekvieną dieną stengiuosi savo tai priminti. Šis požiūris man labai padeda. Ir vėlgi, tai yra mano asmeninė patirtis. Kažkurio momentu jūs turite velniškai pavargti, būti nevykėliu. Reikia stipriai supykti ir elgtis labai ryžtingai. Laisvalaikiu esu ramus ir atsipalaidavęs, bet vos įžengęs į lauką, elgiuosi agresyviai ir atkakliai. Aš atsiduodu visais 100%. Žinau, kad visada atsiras heiterių, kurie man sakys: žmogau, keliuose dar filmuose ketini filmuotis. Tavęs per daug. O aš atsakau: taip, dėl mano ambicijų manęs yra daug. Jei galiu ir noriu tai padaryti, kodėlgi ne? Taip, man tai patinka, bet to, kokia yra gyvenimo prasmė, jei nedirbate su savimi kiekvieną dieną ir neatsiduodate maksimumu. Jūs turite dirbti kiekvieną dieną, kiekvieną sušiktą dieną. Kaip kitaip, sustos gyvenimas. Kai dalyvauju žaidime, atsiduodu visų savo potencialų. Aš visada toks. Ir kai nusprendžiau pakeisti veiklos rytį ir kažko pasiekti Hollywoodo kino pasaulyje, supratau, kad turiu atiduoti visas jėgas ne 100%, o visais 200. Ir tu turi elgtis taip pat, jei nori pasiekti savo tikslus. Prisimenu savo sunkius laikus ir judu toliau. Tai leidžia man pasiekti puikių laimėjimų, tinkamai nusiteikus. Štai kas veikia man. Dieną ir naktį nenuilsdamai dirbu ties savo svajonę. Įsivaizduoju sunkius laikus ir tai, kad esu atsirėmęs į prakeiktą sieną. Aš neturiu kur eiti. Mano nugara yra prispausta prie sušiktos sienos ir galiu judėti tik priekį.
Man atrodo, kad toks požiūris, toks mąstymas gali padėti ir tau. Tai nereiškia, kad visada turėtumėte būti griežti, nustoti juoktis ir juokauti. Tačiau kalbant apie darbą ir reikia vykdyti įsipareigojimus, už manęs visada yra siena. Aš judu tik į priekį ir man nesvarbu, kas yra priešais mane. Manęs nesustabdyti. Kiekvienas iš jūsų turi turėti tokią motivaciją. Tai jūsų atrama, kažkas, nuo ko galite atsispirti. Labai svarbu turėti didelių ambicijų. Aš žaidžiu savo žaidimą, o jūs žaidžiate savo. Aš dirbu prie kažko, kas pasirodė šią vasarą, o jūs daug pastangų dedate prie kažko savo. Bet man nepavyktų, jei nebūčiau radęs savo motivacijos. Ta motivacija kiekvieną rytą keltis 4 ryto ir dirbti su savo svajonėmis, kol visi kiti dar miega. Dieną pradedu su mintimi, kad niekas negali mane suklaidinti. Niekas. Jūs man patinkate, gerbiu jūs, bet niekas negali manęs apeiti. Toks mano nusiteikimas. Ir viskas prasideda nuo jų. 2 rankų, dedančių pastangas. O dabar norėčiau su jumis pasidalinti istoriją, kuri mane dar labiau sustiprino. Tai istorija apie imtynes, apie mano svajonę. Taigi, 2013 metais patekau į čempionatą ir kovojau su Johnu Cena. Mes rungtyniavome MetLife stadione. Turėjome rekordinį lankomumą ir tai buvo nuostabu. Mes pasiekėme savo tikslą. Taigi aš kovojau su Johnu Cena ir mes turėjome 45 minučių planą rungtynėms, be pertraukos. Ir tai nėra toks silpnas jėgų išbandymas. Ir be to aš nuolat negalėjau dalyvauti imtynėse. Dalyvavau kitose projektuose, filmavome daug įvairių filmų, tarp jų ir 6-ąjį greitįjį siūtę Londone. Taigi iš Anglijos keliavau į JAV, kur surengiau parodomosius pasirodymus ir grįžau į filmavimą. Taigi stadionas pripildytas iki akių. Ateina sunki naktis. Taigi mes su Johnu išeiname į MetLife stadioną. Tai buvo labai svarbi diena. Kova dėl čempiono titulo. 45 minutės rungtynių pilnai suplanuotos. Jokių apkarpimų, jokių pratęsimų rytoj, nieko panašaus. Ir štai ant 15 minutės aš jaučiu labai stiprų skausmą nuo smūgio. Kas nutiko? Negaliu atsikelti, o priekyje dar visos rungtynės. Galvoje sukasi skaičius – 85 000 žiūrovų, o aš tiesiog guliu ringe. Vartausi iš vienos pusės į kitą, tikrindamas koją, kad įsitikinčiau, kad nekišo kaulos. Čiupinėjau visur ir atrodo, kad viskas gerai. Kas po velnių atsitiko? Prieina teisėjas ir klausia, ar tau viskas gerai? Taip, viskas gerai. Atsikeliu, bandau stotis ant kojos, bet negaliu. Turiu atsistumti kitą koją, kad judėčiau. Akimirka, kai žaidimas pačiame įkarštyje ir jums reikia priimti sprendimą. Liekate žaidime ar ne? Negaliu nuvilti komandos, aš priimu atsakomybę. Galėjau atsakyti, kad negaliu tęsti kovos. Tuomet turėjau lemiamą akimirką. Ir tą akimirką, kai teisėjas manęs paklausė, ar man viskas gerai, jis duotų ženklą ir visos rungtynės būtų baigtos. Bet nusprendžiau tęsti. Aš paklausiu, kiek mes turime laiko. Teisėjas atsakė, 32 minutės. Gerai, viskas gerai. Laukia ištisos rungtynės, o aš vos galiu pajudėti. O dėl savęs pradedu bijoti, o jei aš visai negalėsiu vaikščioti, mano galvoje pradeda suktis visokiausios nesąmonės. Ir tai yra tuo metu, kai tribūnose yra 85 000 žiūrovų. Pas jūs adrenalino antplūdis ir jūs galvojate, o jei aš visai pamesiu koją. Ir štai paskutinio priėmimo rungtynių akimirką. Tai Johno triukas. Jis turi paimti mane už kojos, pakelti virš galvos ir mesti. Ir aš turiu kristi ant nugaros. Ir štai aš žiūriu Johną, kojoje pragariškas skausmas. Ir aš galvoju savo, viešpatie, prašau, tegul tai nebus per daug skausminga. Ir tada BAM! Jaučiu stiprų skausmą, guliu ir galvoju, tikiuosi viskas bus gerai. Kažkaip nušlubavau į rūbinę, visiškai nesuprantu, kas vyksta, persirengiau, sėdau į lėktuvą ir skridau namo pas savo gydytoją Floridoje.
Man buvo atliktas MRT ir paaiškėjo, kad man visiškai suplyšo pritraukiamasis raumuo nuo viršaus iki apačios. Tai buvo tiesiog baisu. Bet to aš tikrai didžiuojuosi savimi, kad lūžio taške, kai visos aplinkybės yra prieš tave, kai tūkstančiai žmonių žiūri į tave, aš nepasidaviau. Galėjau palengvinti skausmą ir išeiti, bet aš pasirinkau skausmą dėl ateities. Ir kiek sėkmingas aš bebūčiau, aš vis tiek nepasiduosiu. Kad ir kas nutiktų, neišeisiu neatsidavęs 200%. Atminkite, kad nėra nieko, ko negalėtumėte pasiekti. Turite kovoti, kad ir kaip sunku bebūtų. Svarbiausia visada prisiminti, nuo ko pradėjote ir nuolat savo tai priminti, ypač sunkiomis akimirkomis. 1995 metais kišenėje turėjau tik $7. Tada žinojau 2 dalykus. Dabar esu visiškai nuogas, bet vieną dieną praturtėsiu.